Juosmens skausmas, kuris atsiranda kartu su skolioze, trumpesnė koja, kuris nepraeina, kai ilsitės, gulite arba kuris pablogėja atsistojus. Šiame vaizdo įraše aš parodysiu, kaip pagerinti pagrindinį raumenį, sukeliantį apatinės nugaros dalies skausmą, tokiu būdu, kokio dar niekada nematėte. Jūs suprasite, kodėl šis raumuo sukelia tiek daug skausmo. Ir svarbiausia, pamatysite, kad nereikia būti jaunam, lieknam ar labai lankščiam, kad galėtumėte atlikti šiuos pratimus ir iš karto palengvintumėte šį skausmą. Džiaugsmas. Be apatinės nugaros skausmo, juosmens kvadratinis raumuo gali sukelti skoliozę arba tariamą trumpesnę koją. Ir šis raumuo sukelia tiek daug problemų, nes jis kenčia tiek nuo įtampos ateinančios iš stuburo priekio, raumenų įtampos, tiek nuo įtampos, kuri ateina iš užpakalinės stuburo pusės, fascijos. Kitaip tariant, nesvarbu, kur yra problema, šis raumuo gali būti per daug apkrautas. Ir mes pradėsime mažindami raumenų įtampą. Įtampas stuburo priekyje. Šis pratimas, kurį mes darysime, yra tarsi masažas ten, kur ranka nepasiekia. Mes judinsime šią dalį, kur susitinka 3 svarbūs raumenys. Diafragmos, didžiojo juosmens raumens, psoas ir paties juosmens kvadratinio raumens. Tau reikės tvirtesnės, kietesnės pagalbės arba sulankstyto antklodės. Tu atsigulsi, pasidėsi ant tos antklodės ar pagalbės, remdamasis nuo krūtinės vidurio iki bambos lygio. Svarbu, kad atsigulęs negalėtum pajudinti nei krūtinkaulio, nei skrandžio srities. Gerai? Atsigulk lėtai, atkreipdamas dėmesį į pagalvės padėtį. Atsibūk, atsipalaidavęs. Ši pagalvės atrama padės mums kvėpuoti giliau diafragmos užpakalinė dalimi. Taigi, atsipalaidavęs, tau patogioje padėtyje kvėpuok giliai ir lėtai, neskubėdamas. Kuo giliau galėsi kvėpuoti, kuo labiau galėsi nukreipti orą į apačią, į pilvą, žemiau bambos, į dubenį, tuo geriau. Tu čia atsipalaiduosi ir kvėpuosi. Lėtai, stengdamasis nukreipti orą į apačią. Nuo 1 iki 3 minučių. Po to lėtai atsistok ir pajusi atsipalaidavimą. Neįtikėtiną palengvėjimą stubure. Fenomenalu. Ši plėvelė dengianti juosmens kvadratinį raumenį yra nugaros fascijos dalis. Ir būtent iš ten kyla tas skausmas ir deginimas, tas išplitęs skausmas, kuris nepraeina net tada, kai ilsiesi ar guli. Norėdami tai išspręsti, daugelis žmonių rekomenduoja masažuoklį, net ir tą, kuris atrodo kaip griežtuvas, arba masažą naudojant šią rankų dalį. Tačiau čia yra 2 problemos. Pirmoji problema yra ta, kad jei ši fascija yra labai jautri, tiesioginis, stipresnis masažas gali dar labiau sustiprinti jūsų jaučiamą skausmą. Antroji problema yra ta, kad daugelis žmonių negali pasiekti ir ilgai masažuoti šios srities. Kodėl? Nes reikia įtempti ir skauda petį. Tačiau yra paprastas, daug lengvesnis ir saugesnis būdas pagerinti šią fasciją. Jums reikės guminio kamuoliuko, tokių kineziterapijos kamuoliukų, kuriuos galite rasti vaistinėse ar kineziterapijos parduotuvėse. O jei neturite, galite naudoti popierinį kamuoliuką. Padėkite šį kamuoliuką čia, šalia stuburo, geriausia toje vietoje, kur jaučiate skausmą. Tada paspauskite šį kamuoliuką, lengvai prispauskite jį prie sienos. Pabandykite priglausti, atremti visą stuburą prie sienos, per stipriai nespausdami kamuoliuko. Nenoriu, kad susižeistumėte, gerai? Primenu, kad visą laiką spaudimas turi būti lengvas. Galiausiai šiek tiek pasilenkite į tą pusę, kurioje spaudžiate, į tą pusę, kur yra kamuoliukas. Iškart pajusite, kaip juosmens kvadratinis raumuo atsipalaiduoja. Tai paspartins procesą. Likite čia ir kvėpuokite lėtai, maloniai, nuo 1 iki 1,5 minutės. Tada tiesiog grįžkite ir padarykite tą patį su kita puse.
Ar tavo tyrime buvo nustatyta disko išvarža? Aš išsamei paaiškinu, kaip sužinoti, ar šis skausmas kyla dėl tikros disko išvaržos, uždegiminio sėdimojo nervo ar raumenų skausmo šiame vaizdo įraše. Tiesiog spauskite čia ekrane ir žiūrėkite. Ir jei šiandien galėsiu tau padėti, padėkok man pasidalindamas šiuo vaizdo įrašu su žmogumi, apie kurį žinote, kad jam skauda juosmenį ar jis turi stuburo problemų. Tik tiek prašau, leisk šiam vaizdo įrašui pasiekti tuos, kuriems jo reikia. Tiek šį kartą, stipriai apkabinu ir iki kito karto.